Nu, kaip teka ir teka. Ir juos drasko. Gal trūksta ar įsižeminimo, gal šiaip labai stiprus. Ir tie erdvinukai, kurie yra šalia, tai ir juos užkaitina, ir tas, kurį drasko, jis kaip išprotėjęs. Vat ir tu sakai, kad tos būsenos būna. Taip, tai yra labai sunku abiem. Ir tada, jeigu tai šeimoje, va tokių turime pažįstamų, tai ir tarsi susipyksta, ir ten baisiausiai vos neis manęs ten taip, aš jo taip. Kai šie du žmonės, nors kiek pajėg sąmoningai suprasti, kas yra, vienas supras, kad jį drasko, kitas supras, kad mano partneris dabar neadekvatus ne dėl to, kad jis apie mane turi neigiamų minčių ar iš tiesų taip galvoja, bet jį drasko ir tada mano pareiga neužsigauti, nepradėti sceną, o bandyti nuraminti. Abiem sunku, pritariu. Sunku, nes mane kaip erdvinukas, bet mano mama kai tokia, tai irgi ir nervina, ir kaitina, ypač anksčiau, tiesiog man tada, nes mūsų va šitos ašiukės kai kaista nuo jų, tai tada prasideda toks tąsimasis, kad irgi išprotėjimas, tik tai erdvinis. Tai va abiem tipams mūsų uždavinys yra mokytis valdyti savo tą, suvaldyti energiją. Jeigu matai, kad tau priepuolis, tai aš sakau, arba užsisklęsti, arba pasakyti žmogui, dabar man tikrai jau viskas. Nu, ne visi supranta, aš ir namie kartais sakau, dabar nekalbėk su manim. Nekalbėk, jeigu nenori konflikto, bet kartais neišeina ir tada jau geriau pakonfliktuoti, bet tada supranti, kas konfliktuoja. Net konflikto metu supranti, kad tai yra procesas energinis ir jis tada greičiau baigėsi, asmeniškumus nepersimeta. Bet vidų labai išdrasko. Taip. Kai tu nepaleidi į erdvę ir bandai tą, nes dabar ieško dar kitų tų būdų ir aš tada būdavau ir sėtų kiekvieną žodį renki, kur kaip ką pasakyti, nes tu žinai, kad tu negali paleisti į erdvę. Aplinkui dar žmonės to nemato, jie net nesuvokia, kiek vidui laikai, nes jeigu nors biškai. Čia prie jogų mes vieną kartą saginę esam paleidusi. Silpnesnės psichikos žmogus, tai tu jį... Atsimeni tada pasidaryti, kaip mes užsukom, abidvi nesukontroliuodamos, tai ten viskas aplinkui, visi įvykiai pradėjo visai dėliotis. Būdvi tada abidvi suvokėm, kad oho, palauk, mes sėdam. O kai va, tu sėdi tarp tų žmonių ir jie nemato, ir dar jie sako, o tu... Arba tu nesivaldai, tu nesąmoninga būtybė. O tu jau čia, va, taip, ir tu negali, ir svarbiausia, kad tu kitą kartą bandai, o tu negali nesakyti. Nes jeigu tu nepasakai, tave iš vidaus dar daugiau, nes kažkas tiesiog nori išeiti ir kitą kartą netgi tą žmogų įžeisti. Ir tu jauti, kad tu netu esi. Todėl yra labai gerai kažką iš karto imti veikti, bent jau taip energijos įžeminti. Įžeminti tai yra įmaterinti. Tai reiškia, mes irgi toliau jau kalbėsim, tai kad tave iš vidaus nedraskytų, tai arba tapyk, arba rašyk, arba jau sportuok, butą tvarkyk. Vat mano dukra irgi, jeigu kada būna, jau jeigu jinai užsidaro tapyti, jau galvoju, jau jie iššakės. Nes jinai sako, mane nelyskit, nedarykit, jinai gali parą tapyti, daryti, kol išeina, jinai eina tuščia, viskas pavargus ir paskui eina. Kiti rašo, kiti kažkokius darbelius daro. Tai yra normalu, kad jūs nebijotumėt šitų energijų ir mokėtumėt su tuo tvarkytis ir kada bendraujat su tokiais žmonėm, kurie net nesuvokia, ką jie daro, kad žinotumėt, kaip juos gražiai nuraminti, tvarkyti ir pačiam neišsibalansuoti. O jeigu išsibalansuoji, tai žinot, dar nepavyko, tai mesgi mokomės, taip, ramiai, bet žinot jau proceso esmę, kad ne aš blogas žmogus, aš šitoks nesitvardantis, tekėjo intensyvios energijos. Aš esu geras laidininkas, dėl to per mane teka stiprios energijos, aš dar jų nevaldau, mokausi. Su amžiumi išmoks ir dar, kai dabar jūsų ir fizinis jaus save geriau be blokų, ir astralas, mentalas, kur pravalysim visokius, tada pratekės be klaidų. Nes jeigu, pavyzdžiui, kur nors blokutis, atiteka energija, blokas. Tai jinai jau negali tekėti tą šimi, jinai daro visų pirma apėjimą, tai negana, kad jau kryptis pakrypo, jau tekės kitur, jau ne čia ir tada prasideda šitie trumpinimai. Vadinasi, vienas iš būdų lengviau atlaikyti yra jausti fizinį, jausti eterinį, astralą, mentalą, visus jausti ta prasme, kad jie būtų aktyvūs irgi. Ne tik, kad gyveni mentalę, atitekėjo į mentalo, o čia toliau pas tave blokai ir tau tada jis bando prakaltą energiją. O jeigu ramiai gražiai tekėtų, kai jinai pratekės
tavo emocijos į eterį atitekės. Eteris visas irgi gyvas, sveikas, tvarkytas ir ta prasme funkcionuojantis. Per jį teka į fizinį kūną, į, kaip aš sakiau, materiją, mineralų sąmonę. Mineralų sąmonė sugeria. Iš tiesų, tai čia ir būtų tas didysis įžeminimas, kai tu esi žaibolaidis, per tave atiteka žaibas iš kūrėjo, per visus planus, ir tas žaibas sugeba per tavo švarų kanalą, be blokų, atitekėti į fizinį kūną ir žaibuoja į tos gavėjus, tos siuntos, kurie yra tikrieji adresatai. Tai yra į materijos mineralų sąmonę. O jeigu kažkur pakeliui, tai reiškia siuntą nepristatė, tai reiškia substas paklydo, ne tas adresas, ne ten. Energijos skirtos mineralų sąmoniai per tave eina ir jos turi juos bombarduoti, o ne kitų žmonių sąmonės, emocijas, tikrai ne emocijom ir ne mentalų skirta. Čia biški nuplaukėm į šoną. Nu, kaip ir iš šono, bet dėl ko reikia suvokti, dėl ko reikia suvokti struktūrą, kad laikai sudėtingėja, intensyvėja, energijos stiprėja. Ir jeigu netapsite švarūs savo žemuosiuose kūnuose, išprotėjimas gresia tiesioginė to žodžio prasme, arba psichinis, arba fizinis, ligos puola. Dėl ko ligos puola? Dėl to, kad nepraėjo žemyn, viskas irgi susitelkusi čia, ar ne? Ir tada jau prasideda ląstelių sutrikimai, nes nepraėjo žemyn iki pat fiziškumo. Taip. Tai dabar suma sumarum vėl grįžtam į save. Vėl mes grįšim prie to, apie ką pradėjom, užsivedė energijos. Visai šiandien neplanuotai viskas kažkaip. Tik ląstelės klausia, ką jos klausia, tą atsakome. Tai va, planuočiau be šansų, bet vėl gražinu aš kaip ta atstovė. Jūs vėl noriu gražinti į savo struktūrą. Į savo struktūrą tai yra. Vėl pajauskit auros kūnus savo visus, čia ir dabar, jauskit tą kiaušinį, jauskit tą tvirtumą, tą savo. Ir kodėl tai vis akcentuoju? Dėl to, kad kai jūs jaučiat visus savo kūnus, receptai yra, jūs jaučiatės saugus. Kada jauti ašį, jautiesi saugus. Tai tada tu gali savo erdvę apsaugoti ir save. Jeigu tu šito nejauti, tai tu tiesiog praleidi tos smūgius arba praleidi kažkokius prisikabinimus, kurių pilna ir visi tik laukia, kaip tą padaryti, bet kada tu jauti savo visas kūnus, tu juos kiekvieną kartą prižiūri, tu tada gali apsisaugoti. Ypač tie, kurie dar dirbat su žmonėm, kurie dirbat energetinius darbus. O kas jau gyvenime, tai čia irgi tas, visur mes einam, kur tik nueisi, visur neaišku kur. Ypač tai vyksta astraliniam lygmenį, bet ir mentaliniame daug. Tai va dabar prašau jūsų, peržiūrėkit ir atsipalaiduokit ir biškį pailsėkit, nes dirbsim toliau. Ką pajudėti, ne?